Šiame vaizdo įraše parodysiu, kaip pasigaminti naminius batonėlius, kurie puikiai tinkantis raumens auginimui, bei tiems, kurie nori išlaikyti savo kūno formas, bet taip pat nori biškį pasmaližiauti. Tai šie batonėliai puikiai tau tiks. Važiuojam į gaminimą. Pradedam gamybos procesą. Pradžiai pasimkit didelį dubenį, kad pilnai užtektų, nes šis tiek bus daug masės, apie 2 kg. Aš naudoju tokį, bet realiai netgi būtų geriau didesnį šiek tiek. Tai gerai, pradžiai pradedam nuo bananų ir paminėsiu, kad visus ingredientus surašysiu į aprašymą, tai galėsit pasižiūrėti, ko jums reikės. Alternatyvą surašysiu, dabar čia visko nevardinsiu, rasi viską aprašyme. Pradžiai pradedam nuo bananų. Aš naudoju 4 bananus, šiek tiek biškį matė gyvenimo šitie bananai, bet kuo bus geltonesni, tuo bus daugiau cukraus. Bananai realiai duoda daugiausia skanumo čia. Ir dabar reikės mums su šakute juos susmulkinti. Čia užtruks apie porą minučių. Čia ne tik gaminam, bet ir sportuojam. Ne veltui vadinasi proteininiai sūreliai. Gerai, realiai gaunasi va tokia masė, tokia košė kaip ir. Galim pradėti dėti kitus ingredientus. Čia yra kilogramas varškės. Šita varškė man viena iš skaniausių negu pokeliais. Tai pradžiai įdedu apie pusę varškės. Opa. Tada šaukštas kakavos. Kakava dėl skonio, bet čia nėra būtina. Cinamonas irgi, kas mėgsta. Toliau važiuoja džiovinti vaisiai. Jie prideda skonio. Gali tiesiog nusipirkti džiovintų vaisių ir įsidėti kaip papildomai. Tai aš įdedu vieną pokelį, likusią varškę ir tada dar vieną pokelį džiovintų vaisių. Ir jeigu kažkam dar trūksta saldumo, nors čia visai pakankamai geras skonis gaunas, bet jeigu dar vis tiek trūksta, tai galite įsidėti medaus. Ir dabar viską vėl gerai išmaišom. Nu ką, sumaišom maždaug, kad gautųsi tokia vientisa daugiau mažiau masė, porą minučių ir dabar dėsim avižas. Aš naudoju smulkintas avižas, kad geriau suliptų. Tai ką, pusę kilogramo dedu avižų. Lygiai. Jeigu nori skaniau ir nesieki auginti svorio, tai siūlyčiau dėti 300 gramų avižų vietoj 500. Šiek tiek lengvai apmaišom, kad pasiskirstytų. Biškį apmaišom. Ir ką, dėsim paskutinį ingredientą, tai riešutų sviestą. Nesvarbu koks. Šiuo metu yra traškus 300 gramų. Nes be riešutų sviesto nesuliptų mūsų visa masė. Biškį pliusą nieko tokio. Dar iš karto pasiruošiu indelį. Nes šitą masę jau maišysim rankom. Jau su šaukštu labai sunkiai, reikia gerai išmaišyti, reikia biškį pakočiuot, biškį dilbius pasidaryti. Tai nieko tokio. Turiu vieną formą batonėlių grinai ir šiaip, ką turiu, tą naudoju. Nieko įspūdingo. Tai panaudosim kepimo popierių, kad būtų lengviau išimti paskui iš kameros. Nu va, taip va pasiruošėm. Dabar reikia viską gerai išmaišyti. Teks sudirbti šitas rankas. Nėra pats maloniausias dalykas, bet verta. 5 minutės išmaišyti, kol gausis vientisa masė. Kaip ir sakau, geriau būtų jaučiu didesnis puodas, būtų lengviau maišyti, nes aš tai čia ant ribos taip. Nu ką, gavos va tokia vientisa masė. Svarbiausia to ir buvo. Porą minučių maišymo ir dabar dedam į formas. Reikės gražiai sudėti, suskirstyti ir suspausti lygiai, kad gautųsi. Kad gerai sukietėtų. Nu ką, sudėjau viską į indelius. Tai gavosi vienas toksai indelis, visa blėta. Bet va, svarbiausia, kad gražiai sudėt to lygiai. Ir va dar į formelę susidėjau. Ir vienas iš paskutinių žingsnių įdėti dabar į kamerą. Įdedam į kamerą viską. Ir paliekam kameroje maždaug apie 1,5–2 valandas. Bet neilgiau, nes kitaip jie labai sukietės ir bus sunku supjaustyti. Ir užtrukom maždaug apie 40 gal minučių, bet tikrai tai verta. Kai pamatysit ir paragausit tuos batonėlius. 2 hours later. Praėjo 1,5 valandos,
tikrinam, kaip mūsų sūreliai laikosi. Na, bus pats tas. Išėmam mūsų visą masę. Va, dėl to popierius labai gerai, kad būtų patogu išimti. Ant lentos. Ir galim susipjaustyti, kokio norim dydžio. Susipjaustim visus batonėlius. Batonėliai paruošti. Galima valgyti ir taip, bet aš mėgstu ant galo dar padaryti šokoladinę glazūrą. Kad būtų pilnas, tikras sūrelis, batonėlis, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Ir kaip norit, galit valgyti taip, nori skanesnių, tai eisim gaminti šokoladą. Pradedam šokolado gaminimą. Aš gaminuosi jį pats, bet gali tiesiog nusipirkti šokoladą. Siūlyčiau daugiau kakavos, tarkim bent 70%, susidėti ir išsitirpdyti ir tada mirkyti. Bet aš parodysiu, kaip aš pats pasigaminu. Įsijungia mažą liepsną ir dabar galim naudoti kokosų sviestą arba kakavos sviestą. Tai aš naudosiu abudu. Dabar jis pas mane skystas, tai tiesiog išpilsiu. Aš maždaug dedu apie plius minus, taip nepaskaičiuosi, bet gaunasi apie 100-150 gramų. Čia dar sviesto turiu, tai sunaudosiu galą. Čia tiesiog sviestas kakavos. Tai gavosi maždaug geras 150 gramų, galbūt 200. Sviestas ir kokosų sviestas pilnai ištirpo. Dabar galim ir išjungti ugnį. Jeigu pradės tenkt, jungsim vėl. Ir dabar dedam kakavą. Ir dabar vėl išmaišom, kad pilnai išsimaišytų kakavą. Jeigu paliktume taip, jinai būtų labai karti. Todėl kažką reikia dėl saldumo, tai aš naudoju medų. Apie plius minus 100 gramų. Ir dabar vėl viską išmaišom. Viskas. Šokoladas padarytas. Galim eit liet glajų. Pradedam šokolado liejimą, operaciją. Tai gerai. Būtų gerai turėti tokį. Bus paprasčiau. Tai paimam batonėlį. Įdedam į šokoladą. Vieną pusę. Apverčiam. Ir dedam. Ir iš karto aš dabar šiuo atveju naudoju kokosų drožlių. Tai uždedu dėl skonio. Jeigu norit dėl skonio paskanint, galit uždėti. Ir toliau taip tiesiog visus vieną po kito. Pamirkom ir dedam. Opa. Labai gražu ir labai bus skanu. Aš garantuoju. Gražuoliai baigti. Jūs tik pažiūrėkit, kaip atrodo. Net keista, kad tai aš gaminau, kad mano rankos pagamino tokį gėrį. Tai va dabar palaukiam 10 minučių, kad šokoladas lengvai apsitrauktų, bet nepalaukit per ilgai, nes gali būti taip, kad jie ištiš ir bus labai sunku tęsti sekantį žingsnį. Viskas, batonėliai paruošti, dabar yra dvi išeitis, kaip juos laikyti. Tai aš renkuosi taip. Tai pusę dedu šaldytuvą, pusę į kamerą. Tai realiai tos pusę turėsi suvalgyti per 2-3 dienas, bet kuriuos į kamerą dedi, gali stovėti, kad ir pusę metų, gal net ilgiau. Tai aš tai tiesiog pasiemu batonėlį, jau šokoladas, kur sustingęs, dedu į foliją, suviniojam ir galim įdėti į kamerą. Ir viskas. Kada nori, išsitrauki, palauki 10 minučių maždaug, nes taip labai bus kietas. O šitus galim dėti į šaldytuvą ir per porą dienų mes juos suvalgysim. Likusie batonėlį suvinioti, ką galim pašauti šitus bad boys į kamerą. Aš jaučiu jau taip užsitavarinau. Pusę žiemos jau prisidariau ant. Tai va. Ir viskas. Kada nori, pasiemi iš kameros ir mėgaujasi. Ir augini raumenį. Šaušo metas paragauti, kas mums gavosi. Koks gražus. Žiauriai skanus. Šios batonėlius galite ingredientus pasimiksuoti pagal save, dadėti daugiau, dadėti mažiau, gal kažkas patinka, tai
Čia galima žaisti su jais, išgauti nuostabų skonį. Jei patiko mano video, mano batonėliai, tai pakomentuok, pasubscribink, gali parašyti, kokių dar norėtum video, kad sukurčiau. Ir linkiu skanių batonėlių, skanių gaminimo ir raumenų.